Donatai, kaip supratau, pirmą kartą, ar ne, gavęs prizą, na, malonu, ar ne? Malonu, aišku. Na, šiandien buvo tokios rungtynės, kalbėjau jau su treneriu, kur labai daug ką lėmė charakteris. Na, charakteriu tu pasižymė. Kaip manai, kuo pranokote galbūt varžovus? Nu, Dainava tikrai gerą kovą davė, vis tiek jie dar turėjo šansą išsigelbėti, bet mums patiems irgi tokia pasidarėm situaciją, kad keblė situacija, tai ir patiems labai reikėjo, labai svarbus 3 taškai ir labai sunkios rungtynės. Sunkios, daug jėgų, pavyko pelnyti antrą įvartį, kaip tu, na, būna, sako, nuojauta, užuodėjai, kad gali suklysti varžovas. Na, planas buvo prieš rungtynės iš trenerių nurodymai, kad intensyviai turim spausti visas rungtynės, tai tas spaudimas kaip ir pats teisino, perėmėm kamuolį, aišku, nepavyko iš pirmo karto mušti, nes man tai patys sunkiausi tokie įvarčiai, tuščius vartus, bet... Taip, kai daugiausia laiko turi, atrodo, bet nebuvo taip lengva. Na ir matau, kad įvarčiai buvai pasiruošęs, ar ne? Jo, šiandien tėčio gimtadienis, tai jau senai buvau mušęs, tai galvojau, šiandien tą progą reikia. Liko 2 rungtynės. Aš pavadinau, nu, gal ne finalais, bet labai panašius į finalus, nes žaidžiat su tiesioginiais savo konkurentais, sekant į turą Vilniuje su Žalgiriu ir baigėt pirmenybės Marijampolėje ne Marijampolėje, o Raudondvaryje su Sūduva. Pasiruošę irgi marškinėlių toms rungtynėms? Nu, nežinau, jeigu žiūrėsim po Žalgirio, kaip ten situacija bus. Iš tikrųjų labai įtempta sezono pabaiga ir visos rungtynės dabar labai svarbios. Ar yra kažkokia tradicija, ką nors komandos draugam ten stalą padengti, kai gauni ar ką nors? Šiaip tai nebuvo, lyg tai niekas nedengdavo prieš tai. Bet gal čia bus pirmas? Tai gal po paskutinio turo tikiuosi, jeigu visas gerai baigsis, pasidengsim jau.